Taigi, sveiki visi susirinkę į šiandienos webinarą. Aš esu Vidas Vasiliauskas, Lean Board produkto vadovas ir šiandien pašnekėsime apie projekto komandos organizavimą ir kaip galima būtų žmonės įtraukti į judriasias bei lieknąsias metodikas, kitaip dar angliškai Agile bei Lean. Ir tuo pačiu pašnekėsiu apie problemas, su kuriomis turbūt dažnas jau susidūrėte arba bandydami įtraukti į naujas metodikas ir technologijas savo komandos narius susidursite. Ir tuo pačiu pristatysiu praktikas bei įžvalgas tiek iš asmeninės patirties, tiek iš mūsų klientų ir pasistengsime detaliai viską pademonstruoti, net ir naudojantis mūsų įrankių. Ir tikiuosi, kad šiandien sužinosite kažką naujo ir pritaikysite vėliau savo darbo aplinkoje. Taigi, pradėkime nuo elementaraus dalyko, tai yra, ko mes siekime, tai yra užauginti gerą komandą ir pagrindinis principas, kurio mes laikysimės, tai yra komandos formavimas ne kaip iš atskirų detalių, tai kaip vieno nedalaus vieneto ir kaip pavyzdį galime paimti, kas yra geras komandos narys ir kiek jis gali skirtis nuo vidutinioko. Tai skirtumai tarp komandos narių kaip specialistų gali būti iki 10 kartų net. O jeigu paimtumėm komandą, kuo skiriasi vidutiniokų komanda nuo geros komandos, gali skirtis net ir iki 1000 kartų, jeigu komanda yra tikrai gerai susidirbusi ir joje yra begalė gerų specialistų, išmanančių tai, ką daro ir dirbančių sistemingai, o ne chaotiškai, jų rezultatai ir greitis bus smarkiai geresnis negu šiaip chaotiškai dirbančių. Toliau svarbus momentas yra komandos lyderio rolė, nes kiekviena komanda turi turėti žmogų, kuris ją atstovaus ir bus kaip ir šou vedėjas, bus atsakingas už jos rezultatus ir atliekamus darbus. Taigi kaip komandos lyderis, jeigu jūs atstovaujate šią rolę, turėsite būti pasiruošęs atsakyti visus klausimus. Tai yra, jeigu pradedame diegti kažkokią tai naują metodiką ir mes esame pasiruošę tiesiog skatinti savo komandos draugus, kolegas, priimti naujus įpročius, mes turėsime būti tuo pačiu pasiruošę atsakyti kiekvieną jų klausimą, nes tai bus mūsų įvaizdžio dalis ir tuo pačiu užtikrintumo, nes lyderis bus tas žmogus, kuris veda. Tuo pačiu jis turės padėti išspręsti didelį dalį problemų, kurios kils. Galiu drąsiai pasakyti, tikrai jų bus, nes pirmąjį projektą turbūt gali tekti paaukoti naujiems dalykams išmokti, nes dažniausiai taikant Agile arba Lean, pirmasis bandymas neduoda norimų rezultatų, tačiau tai yra tik tais laiko klausimas ir apsidirbimo. Sekantis projektai pradeda vis gerinti ir gerinti savo rezultatus, tai yra laiko sunaudojimą, resursų sunaudojimą ir tuo pačiu mes galime tada tapti konkurencingesni, siūlyti arba mažesnę kainą, arba generuoti didesnį pelną įmonei. Tuo pačiu komandos lyderis turės būti ir hierarchinis skydas. Tai itin svarbus aspektas, nes visada yra trukdžiai iš išorės, visada yra kišimais iš aukščiau ir komandos lyderis bus tas žmogus, tas vietininkas, per kurį vyks informacijos skaita tarp komandos ir visų kitų dalininkų, tai yra įmonės vadovų arba užsakovų, klientų ir taip toliau. Komanda turi dirbti nepertraukiamai ir efektyviai, nes pasiekus efektyvų greitį, kiekvienas pertraukimas kainuos lygiai taip pat, kaip mašinai kainuoja laiko sustoti ir po to vėl įsibėgėti iki reikiamo greičio. Tai taip pat ir su komanda. Tuo pačiu, kiekvienoje komandoje gali būti vadinamų svetimkūnių, kurie trukdys siekti tikslų ir pagrindinė jų yra pats pirmas ir svarbiausias, tai yra atmetimas. Dauguma žmonių kartais yra nusistatę prieš naujoves ir skeptiškai žiūri į naujas praktikas, kurios gali potencialiai apsunkinti jų kasdieninės veiklas vietoj to, kad padėti. Tačiau labai svarbu yra kaip pačiam žmogui, kuris užsiims tų metodikų diegimų ir turbūt tai bus tas komandos lyderis,
užsimti kaip pardavimo procesu realiai, nes tą idėją reikia parduoti. Aišku, mes nenorime parduoti blogos idėjos, mes patys turime suvokti, kuom tai yra naudinga ir kuom tai gali pagelbėti ir tada pasistengti parduoti savo komandai šitą idėją taip, lyg tai būtų ne panacėja, bet dar vienas pagalbinis instrumentas ir aiškiai pateikti, kokios bus naudos iš jo. Ir tiem žmonėm, kurie linkę atmetinėti, jie kaip ir kiekvienas stovintis akmuoje gali pareikalauti šiokio tokio nedidelio pastumėjimo, kad pradėtų judėti. Tai yra, aišku, nesinaudojant hierarchiniam galimybėm, o tiesiog skatinant ir bandant įsukti greičiau žmonės, kurie yra imlūs ir tada per pavyzdį ir kontrastą jiem rodyti, kad visgi reikėtų vytis ir tuo pačiu auginti komandą kartu, ne po vieną asmenį įtraukti visus kitus. Tačiau vėlgi, tam reikia pasiruošimo ir keletas mažų žingsnelių, kad viskas pradėtų judėti. Tuo pačiu svarbu yra bendri tikslai, komanda kiekviena, jinai dėl to ir vadinasi komanda, nes jinai dalinasi bendrą tikslą, bendrą iššūkį ir tuo pačiu jinai ir turi stengtis jį atlikti. Metrikos arba metrikų nebuvimas gali būti pakankamai silpna vieta komandos įvertinime, nes mes vis tiek norėsime matyti, kaip sekasi komandai įdiegus naujasias metodikas ir tuo pačiu išvis vertinti, kas yra gera komanda, o kas yra vidutinė komanda ir turėti kažkokį atspirties tašką. Na ir pats paskutinis yra lyderis, tai iš tikrųjų svarbi rolė ir aišku, daugumoje komandų ta rolė yra hierarchiškai pagrįsta, tačiau čia turi būti žmogus ne tas, kuris stovi aukščiau visų, o tas, kuris pats pirmas tempia visą vežimą darbų ir rodo teisingą kelią. Tai vėlgi labai svarbu komandai ir atsirinkti tą tikrai savo kapitono laivą. Tai dabar palyginimui šioje skaidrėje yra, kaip ir minėjau, pateiktos dvi skirtingos komandos, tai yra tradicinė ir Agile komanda. Agile komanda yra visų tų metodikų, apie kurias šnekėsiu šiandien, principų pagrįsta komanda, tai yra lygiaverčių žmonių bendryje, dasidalinanti tikslus ir iššūkius, ir jų yra siekiamybė dirbti greitai, efektyviai ir kokybiškai, ir tuo pačiu didinti savo šitas galimybės, ieškant būdų, kaip galima pagerinti konkrečias veiklas. O tradicinė komanda yra vadovaujantis komandos lyderis, kuris tiesiog skirsto darbus ir yra atsakingas už rezultatus ir problemas, tačiau jis dažniausiai būna nutolęs nuo komandos narių ir tas nutolimas gali privesti prie tiesiog nepasitikėjimo ar konkrečių tikslų nepasiekimo vien dėl to, kad darbuotojai nėra pakankamai motyvuoti arba nesugeba susiburti kartu ir atlikti daug efektyviau reikiamus darbus per reikiamą laiką. Pati pradžia, vėlgi, kas praleido ankstesnius seminarus, pagrindinis principas, kuriuo mes dirbame, yra lenta, kurioje klijuojame savo darbus. Tai šiandien aš ją vadinsiu skaidrumo lenta, todėl kad joje bus suklijuoti visų žmonių darbai ir kiekvienas iš jų matys, kas šiandien yra jo atsakomybė ir kokias atsakomybės turi jo kolegos. O sakydamas lenta, tai aš turiu omeny bet kokią baltą rašomąją lentą ar tiesiog kažkokį tais baltą popieriaus lapą ant sienos pakabintą, kuriame yra bent jau 3 stulpeliai, ką mes žadame daryti, ką mes darome ir ką padarėme. Ir juose yra tiesiog klijuoti lipnieji lapeliai, kurie galbūt šiuo metu kabo ant jūsų monitorių ir jiems ten iš tikrųjų ne vieta, nes tai yra kaip ir priminimui tinkamas būdas, tačiau prarandame esmę, koks yra statusas tų darbų, prioritetas ir jeigu mes jų turėsime daugiau, tai bus krūva lipnių lapelių vietoj informatyvios projekto būsenos. Taigi susiklijuojame lapelius ant tokios lentos ir judame toliau, žinodami, kad mes turime pasiekti kažkokį tai tikslą. Štai čia yra lentelė, pavyzdys. Kiekvienas tas lipnusis lapelis arba darbas yra matuojamas kažkokia tai apimtimi. Apimtis gali būti valandos arba gali būti kažkokia abstrakčioji apimtis, tai yra darbo dydis. Šiuo atveju aš susirašęs abstrakčiaisiais taškais, bet nieks netrukdo vadinti tai net ir valandomis. Pavyzdžiui, kad
mes turime savo savaitės planą ir kiekvienam žmogui paruošiame darbus, suplanuojame, pasiskirstame, kas ką darys, suskaičiuojame, kiek žmogui teko apimties ir tada mes norėsime tą apimtį iki penktadienio, pradedame pirmadienį, baigiame penktadienį mes norėsime turėti lygią nulį, tai reiškia, kad visi suplanuoti darbai yra padaryti. Ir va toks būdas viską skaičiuoti taškais, vers kiekvieną dieną, susirinkti visiems ir atsinaujinti informaciją, kiek ko mes padarėme ir kiek pas mus taškų dar liko. Ir taip pat mes matysime, kaip greitai judame ir ar reiktų mums pasispausti, kaip ir šitame pavyzdyje, pradžia būna visada vangesnė ir tie taškai greitai nemažėja, todėl labai svarbu darbus skaidyti į kuo smulkesnius, kad mes kuo greičiau matytumėm progresą. Ir, kaip matome, mes ties trečiadienį turėjome dar pakankamai didelį kiekį darbų ir, pagal perspektyvą, žiūrint, kad iki penktadienio mes turėtumėm padaryti 35, nors prieš tai padarydavom tik tai 3 arba 6 per dieną, matosi nereali. Ketvirtadienį, aišku, tie darbai, jeigu buvo dideli, jie tampa padaryti, mažėja mūsų likę darbai. Ir visą tai galima labai paprastai atvaizduoti vienu grafiku. Taigi ši lentelė eina šalia tos jūsų lentos ir kiekvienas lapelis įgauna savo įvertinimą. Jų sumą skaičiuojame konkrečiam žmogui, aišku, turime bendrą sumą jų ir tada mes ją perteikiame per va tokį grafiką, kur kiekvieną dieną mes dienos gale susirenkame, pasakome, ką padarėme, arba kitos dienos ryte ir komandos lyderis arba bet kuris atsakingas asmuo nubrėžia tiesias naują atkarpą, rodančią, kur mes esam šiandien ir tuo pačiu yra punktyrinė linija, tai yra nuo bendro darbų kiekio iki nulio einanti punktyrinė linija iki pačios dienos, tai yra projekto eigos arba periodo pabaigos, šiuo atveju mūsų periodas yra nuo pirmadienio iki penktadienio. Taigi mes kiekvieną dieną matome, ar mes, jeigu esame virš, reiškia mes vėluojame. Jeigu esame pačioje punktyrinės linijos, tai reiškia mes spėjame viską ir potencialiai mes pabaigsime viską laiku. Tai yra tas vadinamas bendrasis tikslas, nes kabant, jeigu komanda dirba idealiausiu atveju vienoje patalpoje, kabinete ar bent jau ofise, jie visada matys tą lentelę ir šį grafiką prieš savo akis. Ir tai bus kaip ir žinojimo ir teisybės lenta, kuris skatins iš tikrųjų pasispausti darbus. Tuo pačiu labai svarbu, kad tų darbų nebūtų per daug laiko atžvilgių. Kodėl yra sveika planuoti savaitę arba 2 į priekį? Todėl, kad tai yra greičiausiai matomas progresas. Pagrindinis sėkmės dalykas, kuris verčia toliau dirbti, yra aš kažką nuveikiau ir tai yra pažymima, kad taip, aš tai padariau, tai yra pabaigta. Ir kai mes turime savaitės arba 2 savaičių periodą, mes jį galime sudėti pakankamą kiekį darbų, kurie užbaigiami per dieną, gal blogiausiu atveju per 2. Ir tada kiekvieną dieną žmogui bus motyvacija. Aš pabaigiau kažką ir aš galiu imti kitą darbą ir jis matys, kaip ta kreivė mažėja link nulio ir tai bus siekiamybė. Ir tuo pačiu tai bus bendras komandos siekiamas tikslas, kuo greičiau privesti iki nulio. Vėlgi, jeigu kažkuris iš komandos narių pabaigs greičiau visas savo užduotis ir pas jį liks laisvo laiko, jis galės net padėti savo kolegoms. Čia jau bus lyderio rolė, aišku, jį motyvuoti, padėti savo kolegoms ir pritaikyti šias metodikas, kad mes dirbame tokiu principu. Darome, kiek galima padaryti, o neplanuojame, ką mes iš tikrųjų padarysime. Tai yra esmė, kad mes traukiame darbus, nestumėme, o turime darbų krūvą ir mes iš jų imam po vieną. Jeigu esi laisvas, aš imu darbą ir jį pradedu. Jeigu pabaigiau, imu naują. Toliau mūsų tikslus sukuria tiekimo ir gamybos laikai. Kaip komanda mes turime ir planavimo fazę, ir vykdymo fazę. Vykdymo fazė tai yra gamyba ta tikroji, nesvarbu ar tai yra projektavimo užduotis, ar tai yra programavimo, ar tai yra statybos, ar tai yra kažkokios inžinerinės užduotis, ar gamybinės net. Mes visada turime savo tą tokį vadinamą procesą, konvejerį, per kurį turi praeiti užduotis nuo sukūrimo fazės iki pagaminimo, tai yra supakavimo į gražią pakuotę ir atidavimo klientui. Ir mes turime tą tiekimo bendrą laiką, kuris susideda iš planavimo ir pristatymo. Aišku, didžiąją dalimi pristatymo laikas yra gamybinėse įmonėse pakankamai ilgas lyginant su gamyba, tačiau įmonėse, kurios užsiema projektinė veikla,
gamybos laikas yra ilgas ir tiekimo laikas visai panašus į tik todėl, kad kai kurie darbai sukuriami ir jie guli kažkokiam tai sąraše, kad jį reikia padaryti, bet jis nekuria, jo vertė bus sukurta labai negreitai. Todėl mūsų tikslas yra kuo greičiau darbą pristatyti klientui, tai yra pabaigtą užduotį, kad tai būtų sukurta vertė ir mes turėtumėm susimažinti tą tiekimo laiką. Na, atrodytų pakankamai sudėtinga, kaip galima tokį dalyką padaryti, bet paprasčiausiai yra, mes tas užduotis galime gauti iš klientų, bet mes nebūtinai jas turime planuoti iki pačių mažiausių smulkmenų. Mes jas turime turėti kaip didelės abstrakčias užduotis ir kol mums jų nereikia, mes dirbame savaitės arba 2 savaičių iteracijomis arba periodais ir mes stengiamės kuo daugiau padaryti darbų, mes nesistengiam kuo tiksliau suplanuoti, nes šiais laikais projektai mėgsta keistis ir klientai ateina su naujais reikalavimais arba kažkas įvyksta, kas trukdo atlikti esamas užduotis ir mūsų detalusis grafikas žlunga ir komandai atsisėsti ir vėl iš naujo planuoti, tai yra eikvoti visos komandos narių skaičių yra didelė prabanga. Todėl geriau yra planuoti nedideliam periodui ir taip sutaupyti laiko. Tuo pačiu sumažinant tą tiekimo laiką, nes kol mes nesuplanavome tos užduoties, jinai nėra kažkur kaip ir gamyboje ar paruošta gamybai, tol mes nesijaudiname dėl jos. Ir kai tik tai ateina laikas periodo, kur mes turime resursų, mes greitai susiplanuojame mažą apimtį ir ją pristatome. Ir svarbiausia yra planuoti tokius darbus, kurie gali suteikti galutinę vertę arba pristatyti. Nesvarbu, ar tai yra pastatyti namą pirmą aukštą, ar tai yra paruošti vizualizaciją, ar tai yra sudaryti kažkokį specifikacijų dokumentą. Viskas turi galutinai nešti vertę. Dabar pakalbėsiu, kaip Eileen Board gali būti pritaikoma darbui su komanda ir pademonstruosiu visus šitos minėtus metrikų būdus ir organizavimą įrankyje. Taigi, įsijunkime Eileeną. Ir pamatysime, kaip viską galima supaprastinti net elektroninėse sistemose. Aišku, visada sveika pradėti nuo fizinės lentos, lapelių, tų vadinamų, nes tai yra vis tiek natūralus dalykas ir galiausiai, kai mes jau priprasime prie jo, atsiras poreikis nebeskirti laiko, nes vis tiek užrašinėti lapelius, juos visus registruoti, juos visus perkelinėti, prioritetus keisti, skirstyti komandos nariam, tai užima laiko. Norint lentą padetalizuoti, vėlgi reikės ją ištrinti, esamus stulpelius, perbražyti naujus. Tai kainuoja laiko ir mes nenorime to švaistyti, taigi anksčiau ir vėliau pereisime prie įrankių, programinės įrangos ir kaip štai aš dabar įsijungsiu demonstracinę versiją darbalaukio, kuriame mes jau turime savo komandą, turime suklijavę lapelius, kurie simbolizuoja mūsų užduotis, tuo pačiu turime įvertinimus ant kiekvieno iš lapelių, tai yra kiek tas lapelis užtruks arba kokia vertė yra darbų apimties. Ir patys elementariausi dalykai, kurie gali atnešti naudą, tai pirmas dalykas yra delegavimas užduočių. Jeigu mes sėdime planavime, tuo pačiu mes galime turėti net atskirą lentą tam. Mes turėdami atskiroje lentoje savo darbus, galime juos susiplanuoti ir, tarkim, priskirti automatiškai savo komandos nariams, tam, kad jie turėtų bent kelias užduotis į ateitį, jeigu jie pabaigs dabar jau vykdomas. Ir va, tas delegavimas yra pakankamai paprastas, mes tiesiog perkelinėme užduotis vieną ant savo komandos narių ir jie gauna priskirimus. Kiekvienas komandos narys gali nustatymuose nusistatyti savo elektroninį paštą, į kurį gaus priminimus, arba dar kitaip vadinamas notifikacijas. Taip pat kiekvienas komandos narys gali turėti net ant skirtingų darbalaukį skirtingus elektroninius paštus, jeigu jis dirba prie kelių projektų. Ir taip jam bus pranešama, pavyzdžiui, aš turiu įsivedę savo elektroninį paštą ir jeigu man kas nors priskiria darbą, jeigu aš pats savo priskiriu, man tikrai neteis, nes aš tą žinau, bet jeigu man priskirtų kitas komandos narys, man ateitų elektroninis laiškas sakantis, kad toks ir toks žmogus priskiria tau tokią ir tokią užduotį. Ir tuo pačiu tas žmogus gali tą užduotį paspausti šitą akį, stebėti, sekti. Ir jeigu aš tą užduotį perkelsiu kažkur ar paredaguosiu, jam taip pat ateis pranešimas į elektroninį paštą, kad aš tą užduotį perkeliau arba gal net pažymėjau kaip pabaigtą. Ir
kaip projektų vadovas aš kartais nebūnu ofise ir galiu tik tikrinti savo elektroninį paštą ir, pavyzdžiui, man žinot, kad kažkas pabaigė labai svarbią užduotį yra labai paranku, nes iš karto savo išmanų telefoną gausiu pranešimą, kad, pavyzdžiui, Karolis pabaigė užduotį, kurią man reikia pristatyti klientui. Ir štai toks elementarus principas leidžia valdyti komandos darbą ir tas žinias, apie kas vyksta šiuo metu. Tuo pačiu toks priėjimas prie įrankio ne tik suteikia pranešimus elektroniniu paštu, bet tuo pačiu tą elektroninio pašto funkciją įtraukia kaip užduotis. Mes visada galime iš savo elektroninius laiškus paversti tais lipniaisiais lapeliais ir taip naudoti juos, pavyzdžiui, kažkuris darbuotojas, būdamas, nežinau, susirgęs, parašė, kad jis negalės atlikti tam tikros užduoties, aš galiu paimti tą jo laišką, įtraukti, kad tai yra blokuojanti užduotis, pavyzdžiui, pasidaryti, kad būtų raudona ir sakyti, kad šiuo metu tam tikras komandos narys yra užsiblokavęs ties šia užduotim ir gaišta jo laiką. Toliau, įrankiai, kurie suteikia matavimus ir metrikas, apie kurias jau kalbėjau anksčiau, yra laiko fiksavimas ir vertinimas. Tai vertinimas jau atliktas arba galim, pavyzdžiui, pasižiūrėti, kaip tai yra paprasta. Mes planavimo fazėje susikūrėme užduotį ir ją įvertiname sėdėdami su komanda. Tarkim, ši užduotis užtruks 4 kažkokius abstrakčius taškus arba 6 valandas, pavyzdžiui. Mes visada turėsime tą informaciją ir dirbdami ant užduočių komandos nariai fiksuos laiką. Kaip tai daroma, yra keli pasirinkimai. Pavyzdžiui, Kamilė dirbdama ties užduotimi gali įsitempti savo užduotį į laiko fiksatorių ir jisai stebės. Jeigu jinai nueis nuo kompiuterio, jisai pastebės, kad jos nėra, klaus, kas buvo, ar tai susijęs užduotim, ar tai buvo pertrauka. Tikrai nepamesime laiko periodų. Užfiksavus laiką, jie atsiras statistikoje, tuo pačiu mes galime tai daryti ir rankiniu būdu, jeigu nenorime per daug laiko skirti tokiam aktyviam fiksavimui. Mes galime prisidėti laiką, tiesiog pamiršau, kad vakar užtrukau valandą laiko prie šios užduoties, pasižymiu tą datą ir įrašau 1 valandą. Ir jinai yra pridėta. Tuo pačiu mes turime net ir pavyzdį, viena įmonė tikrai aktyviai naudojasi Lietuvoje laiko fiksavimu ir jinai taip vertina savo projektų efektyvumą ir darbuotojų efektyvumą, nes kiekvienas projektas yra matuojamas valandiniu įkainiu, todėl planuojant yra įvertinama ir tuo pačiu siekia, kad tie darbuotojai kuo labiau atsipirktų, tai reiškia, kuo mažiau laiko išnaudotų prie jiems sukurtų užduočių, kurios buvo jau įvertintos. Tai dabar kaip tai daroma, mes nueiname į statistiką, yra laiko ataskaitos. Aš pasižymėsiu šiek tiek ankstesnį periodą, kur aš tikrai žinau, kad mes turime daugiau duomenų. Štai turime, pavyzdžiui, spalio mėnesį, kur mano komandos nariai dirbo prie tam tikrų užduočių ir užfiksavo krūvą laiko. Aš galiu matyti bendrus paskaičiavimus ir iš to paties išsivesti, ar tai buvo naudinga ar ne, ir kiek tai įmonei kainavo, nes vis tiek turime darbuotojo kainą ir kiek tas žmogus uždirbo, vėliau palyginti. Tuo pačiu mes galime imti pjūvį pagal vartotoją savaitėmis, norėdami pasižiūrėti mažesnius periodus, o gal net ir palyginti, pavyzdžiui, kuris darbuotojas daugiau valandų skyrė tą savaitę prie darbų, tuo pačiu pasižiūrėti, kokiem darbam buvo skirtas laikas konkrečiai. Ir tai suteikia galimybę ne tik atverti tą skaidrumą, bet tuo pačiu įvertinti kiekvieno asmeninius pajėgumus. Tikrai nereikia pagal tai žmonėm duoti kažkokį vadinamą velnių ar kažko, tai yra skatinamoji priemonė. Visi žinodami, kad jie yra stebimi, stengsis pasirodyti kuo geriau. Ir tai jau yra laimėjimas, tuo pačiu tai gali suteikti bent jau kažkokią tai apčiuopamos informacijos, ar, jeigu jūs dedate viltis į kažkurį darbuotoją, ar jis geriau, ar jis daugiau laiko pradeda skirti užduotim, ar jis greičiau jas pradeda daryti, jeigu jis buvo įsiūsęs į mokymus, visada bus galima palyginti jo greitį. Tuo pačiu, jeigu mes atliekame tuos užduočių vertinimus, mes visada turėsime tą jau rodytą vykdymo diagramą. Čia aš turiu pirmą eilutę, kuri trunka nuo sausio 1 iki sausio 31, štai šičia.
nusirodęs datą, mano mėnesinis periodas. Ir vat aš turiu tą jau, kaip rodžiau, bendrą apimtį, kiek yra darbų suplanuota ir žinau, kad 31 dieną jie turėtų būti baigti. Ir ką aš dabar matau šičia, kad labai smarkiai vėluojame, nes mūsų darbų kiekis yra virš punktyrinės linijos, kuris simbolizuoja tą idealųjį darbų atlikimo grafiką. Tuo pačiu aš visada žinau, koks yra savaitinis darbų vidurkis, apimčių, kurias galime atlikti. Tai šiuo atveju mes 8,2 užduočių atliekame arba galime pasižiūrėti sudėtingumo balais, kaip tai atrodo. Na, rodo 0, nes darbai nekito ilgą laiką, jų tik tai buvo pridėta, tai sudėtingumo balais darbai nebuvo matuojami, o užduotimis buvo tempiami. Tuo pačiu galime žiūrėti pagal valandas. Yra jūsų laisvė paliekama, kokiais būdais norite matuoti. Mes asmeniškai jau savo realiame darbe tai taikome sudėtingumo balus, čia yra demonstracinis tik tai darbalaukis, už tai turime nekitusią reikšmę kurį laiką. O šiaip tais paprasčiausiai yra pradžiai žiūrėti užduotimis, jeigu jūs sugebėsite jas vertintis apytiksliai, kaip jau aš ankstesnėme seminare minėjęs, svarbiausia, kad užduotis netruktų ilgiau negu 1 diena, nes kiekvienos užduoties trukmė simbolizuoja, kiek vėluoja informacija apie mūsų projekto progresą. Ir jinai yra lygi didžiausiai užduočiai. Tai jeigu pas mus trunka kasdieną, tik tai iki dienos užduotis, mes kiekvieną dieną matysime pokytį. Tačiau, pavyzdžiui, nuo sausio 10 iki sausio 16 mes turėjome nedidelį pokytį, turbūt todėl, kad kai kurios užduotis buvo labai didelės ir neteisingai suplanuotos jų apimtis. Ir tik tai po kelių dienų ta užduotis buvo pažymėta kaip padaryta ir mums reikėjo laukti 4 dienas, kad pamatyti progresą. Na, tai irgi yra pavyzdys, kaip to nereiktų daryti. Tuo pačiu, dirbant su komanda, šis įrankis tarnaus kaip informacijos dalinimosi vieta, ne tik metrikos. Turėsime prisektą savo informaciją, viską, kas vyksta su šiuo projektu, pridedinėsime dokumentus, galėsime rašyti kolegom komentarus ir tuo pačiu tai veiks kaip kažkokia bendravimo terpė. Visada bus galima palikti pranešimus, kad aš kažko tais norėčiau, kad šita užduotis greičiau pradėtų judėti, reikia dizaino, tarkim, kažkokia tais ir atėjęs narys komandos ar atsakingas žmogus už tą projektą galės pamatyti, kad štai kažkas turi keblumų ir jam reikia iš tikrųjų padėti. Tuo pačiu tai vienė ne tik komandą, bet ir kitus projekto dalininkus. Pavyzdžiui, yra stebėtojų rolės, tai yra komandos nariai, kurie gali būti tiesiog, kaip, tarkim, mes turime ofise interaktyvę didelę lentą, prie kurios yra lietimų jautrus ekranas prisegtas ir mes galime visi kartu atsistoję planavimo metu ar ten susitikimo metu skirstytis darbus ir tuo pačiu matyti, kas šiuo metu yra padaryta ir ką mes dar turime daryti. Mes galime įsitraukti tą lentą kaip vartotoją, kaip stebėtoją ir pasakyti, kad tai yra nematoma komandoje. Scenarijus kaip ir labai paprastas, bet štai mes turėsime vis tiek tą pačią komandą, o mūsų lenta yra paslėptas vartotojas. Bet ką aš noriu su tom parodyti, tai galima įtraukti net ir stebėtojus, tai yra įmonių vadovus arba klientus, kad komanda dirba savo ir jinai žino savo pareigybės, bet tuo pačiu yra nematomas stebėtojas, kuris tuo pačiu žino, kas vyksta su jo užsakymu arba jo įmonė ir mato, kaip kiekvienas dirba. Tai suteikia galimybę kitai grandžiai, nesusijusiai su komanda, įsitraukti į tą veiklą ir procesą ir pamatyti, kas yra iš tikrųjų padaryta, kiek dar liko daryti, ateiti, pasižiūrėti elementarias ataskaitas statistikos. Čia mes turime vadinamą tą, dar angliškai dashboardas populiaru sakyti, tai yra elementarus vaizdas, kur matome, kiek yra padaryta darbų, progresai, matome kiekvieno komandos nario progresus, tuo pačiu žinome, kiek iš viso buvo laiko užregistruota,
ir, na, kiek, pavyzdžiui, užduočių šiandien, jeigu mes turime tas nurodytas datas, kiek užduočių turėtų būti padaryta šiandien, čia yra, pavyzdžiui, sausio 29 diena ir jau rodo geltoną įvertinimą, kad Karolis šiandien turėtų būtinai atlikti šitą užduotį, kitaip jis pavėluos, nes tai yra vadinamas deadline'as. Ir naudodamasi šią visą statistiką, tiek pati komanda, tiek kiti dalininkai susijęs su komandos vykdoma užduotim gali vertinti progresą ir efektyvumą. Taip pat, kai jūs pradėsite taikytis tas Agile arba Lean metodikas ir jeigu jūs laikysitės to principo, kad matuoti savo greitį, šią vadinamą laiko deginimo arba apimties deginimo arba angliškai burn down diagramą, jūs visada matysite savo greitį ir savaitę po savaitės galėsite pamatyti, kaip visgi gerėja jūsų rezultatai arba prastėja, priklausomai nuo to, kaip seksis įgyvendinti komandos valdymą ir komandos savitarpio tikslus. Tuo pačiu bus labai svarbu tai visgi pateikti ir visai komandai, kiekvienam komandos nariui, kad jis matytų tą savo siekiamybę ir matant gerėjančius rezultatus kiekvienam, tai bus didžiulė paskata ir motyvacija visgi atpažinti, kad tai keičia. Tai nėra kažkoks tai papildomas siaubas baubas, kuris tik tai trukdo ir atima laiką. Na ir tuo pačiu pats svarbiausias dalykas komandoje, bandant taikyti šitas metodikas, yra neskubėti imti po vieną arba du principus vienu metu. Tai yra, jeigu mes pradedame diegti naują metodiką, mes imame, pavyzdžiui, pradedame naudotis tą lentą, ką mes darysime, ką darome, ką padarėme. Po savaitės arba dviejų pradedame braižyti tą diagramą, arba po savaitės ar dviejų greičiau pradėsime tik tai vertinti užduotis ir vėliau jau braižyti diagramą. Svarbiausia yra neapkrauti žmonių ir įvesti kuo paprasčiau. Nes dabartinis darbalaukis, kurį aš rodau, jis yra pakankamai jau sudėtingas. Jis turi daug žingsnių, jis turi kokybės užtikrinimą, jis turi testavimo fazę, jis turi projektų vadovo patvirtinimą ir tik tada yra pridavimas klientui. Ir, na, iki to reikia prieiti, nes negalime iš karto stačia galva nerti į tai. Ir paskutinis aspektas taikančios metodologijos, apie kurį noriu pakalbėti, yra vadinama retrospektyva arba dar iš Kanban ateinanti kaip Kaizen. Kaizen tai yra įvykis, kurio metu komanda susirenka ir apsitaria, ką iš tikrųjų reikia pagerinti, kas buvo gerai ir ką mes galėtume padaryti geriau. Imkime pavyzdį, kad mūsų darbas yra kaip ciklas arba besisukantis konvejeris, kuris turi savo periodus, na tai kaip prieš tai rodžiau, savaitę arba 2 savaitės, per kurią mes suplanuojame darbų apimtį, ją atliekame ir po to vertiname, ar mes gerai tai atlikome, ar mums užteko resursų, ar mes atlikome visas suplanuotas užduotis ir ko mums trūko, kad mes galėtumėm atlikti dar daugiau ir dar geriau. Tai va čia yra tie Kaizen ciklai ar ateinantis iš pakankamai senų laikų, iš pačios Toyotas ir kitų didelių kompanijų, tiek iš Azijos, tiek iš kitų žemynų, yra 4 žingsniai pagrindinėme cikle, tai yra planavimas, vykdymas, patikrinimas ir tada įvertinimas kažkoks. Ir tas didysis ciklas turi mažąjį ciklą, kuris įvyksta po kiekvieno didžiojo ciklo, tai yra ieškojimas problemų, jų išaiškinimas, sprendimų surinkimas ir tada jau pritaikymas. Tai vėlgi, jeigu mes pradame dirbti komandoje su nauja metodika, mes po kiekvienos savaitės ar 2 savaičių periodo susirenkame ir sakome, na, tarkim, turime 15-20 minučių susirinkimą, kurio metu mes apsitarėme visgi, kas buvo ne taip, ką mes taikysime naujo, ką mes gerinsime, kam iš komandos reikia pagalbos, kas ko nesuprato ir visi kiti dalykai. Ir svarbiausia yra žmonės nespausti, o skatinti ir padėti jiems įsivažiuoti, paaiškinti, kokią tai naudą teikia, nes iš tikrųjų, kol kiekvienas nepatikės, kol jam nebus parduota ta idėja, bus sunkumai ir jie tikrai kils kiekvieną periodą ir bus vėluojantis darbai arba sunkiai gerėjantis komandos greitis, o to mes ir siekime, kuo didesnio komandos greičio ir kuo efektyvesnio darbo.
Taigi, šiandienai tiek iš prezentacijos pačios, dabar mielai sakysiu jūsų visų klausimus, jūs juos galite užduoti įrankyje GoToWebinar, yra klausimų skiltis ir pabandykite tenais parašyti klausimą, kuris jums šaus į galvą arba jau kažką turite omeny. Tuo pačiu aš įrašysiu tuoj skaidrėje savo elektroninio pašto adresą ir bet kuriuo metu jūs galėsite man parašyti laišką ir aš pasitengsiu atsakyti į visus jums rūpimus klausimus. Taip, taip ir štai, palieku šitą skaidrę. Taigi, turiu jau keletą klausimų. Pirmas iš jų yra, ar bus galima pamatyti medžiagą YouTube. Tikiuosi, kad taip. Aš šį seminarą įrašinėjau ir pasistengsime patalpinti pačioje prieinamiausioje vietoje, kad būtų galima dar kartą jį paklausyti. Taip pat būtinai patalpinsiu skaidrės į slideshare.net įrankį. Slideshare.net, aš šitą adresą taip pat pasistengsiu užrašyti. Čia yra internetinis puslapis skaidrėms, tai paieškoję mano vardu, tai yra Vidas Vasiliauskas, jūs tikrai rasite. Taigi, sekantis klausimas yra, matėme, galime naudoti kelias lentas. Kada tikslinga taip daryti? Iš tikrųjų, kelias lentas naudoti yra tikslinga tada, kai yra jau komanda daugiau negu 5 žmonės, tai yra vienas iš scenarijų, tam, kad darbai vykdomieji būtų atskirti nuo projekto visų darbų, nes vis tiek, kad ir kaip bebūtų sunku su klientu suderinti, mes turėsime paruošti specifikaciją ir išsirašyti visas užduotis, aišku, jų nedetalizuoti iš karto, bet mes tas užduotis galime laikyti planavimo lentoje, kaip štai čia mes ir turime kažkokį vadinamą tą roadmap arba savo kelią, kuriame yra suplanuoti darbai ir turime savo vykdomąją lentą, kurioje yra darbai tik tai tam einamajam ciklui, tai yra 1 arba 2 savaitėm. Taip mes sumažiname lentos apkrovimą ir sąmyšyje, nors aišku, tų darbų tikrai gali būti ne 10 ir ne 20, čia jų yra gal vien tik tai 100. O didesniuose, ilgesniuose projektuose trunkančiuose kelis metus jau bus ir 1000. Tai tampa atskirimu. Aišku, yra įvairūs dalykai, kaip apimtis, pavyzdžiui, mes galime tiesiog laikinai paslėpti tą apimtį, kuri mums nereikalinga. Apimtimi aš vadinu tą eilutę, kuri yra simbolizuojanti mano periodą, tai yra tą mėnesį, savaitę ar laiko trukmę. Tuo pačiu lentos gali pasitarnauti kaip atskirimas skirtingų projektų. Tarkim, yra viena komanda, kuri yra sukoncentruota į vieną darbalaukį, tačiau ji vienu metu dirba prie daugiau negu vieno projekto. Tai tam tikrais atvejais padeda kategorijos vadinamos. Mes darbus galime priskirti kategorijai kažkokiai ir po to mes naudodami filtrus, štai pasispaudžiame Outlook kategoriją ir matome tik darbus susijusius su ta kategorija. Arba padidinkime lentą, gal čia nelabai daug darbų yra priskirta jova. Matome darbus susijęs su konkrečiom kategorijom. Bet kai visgi vėl yra keli projektai, tų užduočių jau bus net nebe 1000, o gal net ir keli 1000, tada mes galėsime išskaidyti tuos darbus į 2 lentas. Viena lenta bus projektui A, kita lenta bus projektui B. Ir taip mes neprarasime komandos surišimą, jinai vis tiek bus tame pačiame darbalaukyje. Tuo pačiu neprarasime ataskaitų ir statistikos surišimo, nes visada galėsime užsiklausti, pavyzdžiui, pasižymėti ne vieną, o 2 lentas, kad paskaičiuotų laiką ir vykdomąjį lentą, ir planuojamąjį, arba ir projektą A lentą, ir projektą B. Tai yra antras scenarius. Trečias scenarius gali būti, jeigu mes turime vieną projektą, tačiau į projektą yra įdėtas nemažas kiekis žmonių ir kai kurie žmonės yra gamybininkai, o kiti žmonės yra palaikantieji. Tai viena lenta gali simbolizuoti tai, kad dirbama prie vieno proceso, tai yra gamybinis procesas, kuris turi žingsnius, ką mes dabar darome, kokybės užtikrinimą ir projekto vadovo patvirtinimą, o kita lenta gali turėti visiškai kitokius žingsnius. Čia vėlgi tas pats pavyzdys su to planavimu, čia yra tik tai 2 žingsniai, kas yra suplanuota ir kas yra atrinkta, pavyzdžiui, kurie darbai jau tikrai yra patvirtinti sekančiam periodui. Tai mes galime turėti dar vienoje lentoje
kaip populiaru, gamyboje naudosime Kanbaną ir kuris sieks, kad kuo greičiau tas konvejeris judėtų arba mūsų komanda, o planavime arba didesniuose projekto cikluose mes galime naudoti judriasias metodologijas kaip Scrum, nes jos turi daugiau griežtesnių įrankių, kurie nustato tam tikras ribas, ką galima daryti, ką reiktų daryti po kiekvieno ciklo, ką reikia daryti, kaip reikia planuoti ir taip toliau. Tai yra keli scenarijai ir aš manau, kad tikrai yra begalė kitų galimų. Viskas yra paliekama to pačiu laisvė, pačiam klientui suvokti, kaip tai galima panaudoti, jeigu jis atras būdą ir tuo pačiu lauksime net, kad jis pasidalintų su mumis su tuom, bet kol kas tai yra pagrindė atskyrimas kažkokių tai ribų, projekto ribų, komandos ribų ar tų pačių užduočių. Tai tikiuosi pakankamai išsamei atsakiau į šį klausimą. Tai kol kas nematau naujų klausimų, tai laukiu. Taip, ar galite parodyti langą, nuo kurio siūlytumėte pradėti 3 darbuotojų kolektyvui? Taip, visada yra galimybė pagal savo nustatymus tą darbalaukį susikonfigūruoti, bet pradedant, kuriant naują darbalaukį, visada mes pradėsime nuo kažkokių tai šablonų. Šiuo atveju mes turime pakankamai nemažai šablonų skirtų pradžiai su šio įrankiu be integracijų papildomų, nes jis turi ir integracijų kitus įrankius. Gaila, kai kurie iš jų yra skirti programuotojams, tai gali būti netokie populiarūs tarp kitų specialybių ir sferų. Tačiau pradžiai mes galėtumėm, pavyzdžiui, jeigu yra 3 darbuotojai, pradėti nuo elementariausio pavyzdžio paprastojo, tai yra, ką aš jau rodžiau savo prezentacijai, ką mes darysime, ką darome ir ką padarėme. Ir tai yra tai, ko reikia, kad pamatyti veikimo principą, kad darbuotojai suvoktų, ką reiškia sukurti darbą, ką reiškia jį perkelti ir ką reiškia matyti darbo progresą. Tuo pačiu susitrauksite žmonės į komandą ir jūs jiem iš karto galite, jeigu jie yra nutolę vienas nuo kito, priskirti elektroninio pašto adresus, kad galėtumėt gauti notifikacijas, o jeigu dirbate viename ofise, tai jūsų pagrindinis tikslas bus supažindinti su principu, kaip yra naudojama lenta, tada po truputį pratinti prie darbų vertinimo taškais, kaip sakiau, ir galiausia bus jau metrikų vertinimas ir žiūrėjimas, kaip komanda juda, kaip jai sekasi. Tai tie 3 stulpeliai yra viskas, ko reikia pačiai pradžiai. Toliau jūs pradėsite suvokti. Gal kai kurie darbai yra labai atsakingi ir jiem reikia visgi tos kokybės patikrinimo fazės arba jiem reikia jeigu tai susijęs su kokiais dokumentais, reikia parašo iš vadovo ar kažko ir jūs pradėsite tuos naujus stulpelius įtraukti ir labai paprastai. Štai pavyzdžiui, aš įrašysiu kokybės tikrinimas, naują stulpelį, va taip paprastai sukūriau, šiek tiek jį paplatinsiu, kad jame tilptų daugiau darbų. Ir štai mes turime iš karto vieną papildomą žingsnį. Ir taip jūs galėsite po kiekvienos savaitės per tą kaizeną arba retrospektyvą susirinkę pašnekėti kartu visi, ką mes galėtumėm pagerinti esamoje situacijoje arba savo procese. Ir nuspręsti, kokius žingsnius įtraukti arba kokius apribojimus. Gal jūs sugalvosite, kad ši, pavyzdžiui, lenta, jinai turi vienintelę eilutę, bet gal jūs sugalvosite atskirti keliomis eilutėmis, kad štai, pavyzdžiui, jūs turite pagrindiniai darbai ir turite kitą eilutę šalutiniam darbam, šalutiniai darbai. Ir tai automatiškai rodys prioritetą, kad pirmiausia turi būti padaryti visi darbai esantis pagrindinėje eilutėje arba aukščiau ir tik tada mes galėsime grįžti ten, tarkim, A, B, kažkokie C darbai, kurie yra šalutiniai. Ir esant laisvam žmogui, laisvam resursui, jie gali būti įvykdyti. Jiems galėsite net ir skirtingą spalvą priskirti ar kažką, kad tai būtų ryškiau ir lengviau suvokti. Tai, manau, toks būtų mano atsakymas į šį klausimą. Šiek tiek dar laukiu ir kitų klausimų, jeigu turite. Ir tuo pačiu grąžinu skaidrę su mano elektroninio pašto adresu, kur visada lauksiu jūsų atsiliepimų ir kitų įžvalgų.
Mūsų kainų modelis yra metinė įrangos nuoma, tai vieno vartotojo kaina metams yra $100 ir už tai yra suteikiama galimybė serverį įsidiegti, kuris sujungia, nes ši programa veikia kliento ir serverio principu. Kiekvienas žmogus savo kompiuteryje kaip Skype'ą įsirašo eilyną ir tuo pačiu bet kuriame iš kompiuterių, kuris yra labiausiai prieinamas, įrašote serverį. Ten tiesiog labai resursų nereikalaujanti terpė, kuri saugos visą informaciją. Ir už kiekvieną licenciją jūs mokėsite $100 metams arba galėsite, pirkdami didesnį kiekį, didesniam komandų skaičiui, gauti specialius pasiūlymus ir visada rašykite mums elektroninį laišką su savo pageidavimais ir mano kolegė Kamilė, kuri atsakinga už pardavimus, tikrai mielai jums ras ką pasiūlyti. Jau buvo klausimas apie kainą, jeigu nepaminėjau. O asmeniniam naudojimui, kad išsibandyti įrankį, jūs galite jį tiesiog imti ir atsisiųsti nemokamai iš mūsų puslapio, kuris yra eilean.com ir pabandysite pasinaudoti asmeniškai savo personaliniam darbam ir po to galėsite pristatyti ir savo kolegams ir pabandyti komandinę versiją. Tai kadangi daugiau nematau naujų klausimų, tai dėkui už dėmesį ir lauksiu jūsų kituose seminaruose, būtinai pranešime apie ateinančius ir tikiuosi šiandien sužinoti kažką naujo ir rašykite, siųskite įrankį, bandykite, stengsimės padėti, pakonsultuoti ir dėkui dar kartą, viso geriausio.